Tai galiu pasakyti vieną. Iš tikrųjų, susiformavo visą klubinę kultūrą. Realiai, ką mes dabar turime, tai yra viskas iš tų laikų, nes mes turėjome, jeigu mano atmintis neklysta, kuris atėjo su naujom mintim, su naujom idėjom, su teisingų požiūrių į klubinę kultūrą ir tais laikais skambėjusi, tik atėjusi Ibizos tendencija, Anglijos tendencija, nes tik tada pagrinde pradėjom vežti daug žmonių, didžėjų kažkokių tais, kurie buvo iš tikrųjų verti dėmesio. Ir galiu pasakyti, tuometinis branduolys ir iki šiol šiandieną šturmuoja klubus Klaipėdoje. Aišku, gal pasigendame jų daugiau ir taip toliau, žmonės vadina, kad sako, gal subręsnom ir taip toliau, bet aš su to nesutinku. Iš tikrųjų, šitas tuometinis jaunimas judėjo ir juda iki šiol. Ką ir planuojam daryti, sakysime, dabar. Prikelinėjau visas savo plokšteles, kurias turiu apie kelius tūkstančius, tai dabar atsirinkau šiai dienai apie 600-500 plokštelių, kurias turiu praklausyti labai staigiai, greitai. Kūrinys, su kuriuo galvoju pradėti, šiai minutei, kur galvoju pradėčiau kažką tais groti, tai jeigu taip, kaip buvo kalbama, kad mes grosime, kad man bus duodamas piktavimas, tai yra pagrindinis laikas, tai įsivaizduoju, kad labai gerai atmosfera susikurtų su mano draugo Luis Paris gabalu Blue, kuris buvo grojamas ir Sašos, ir daugelį pasaulio didžėjų. Tai yra vis tik balta plokštelė. O su kuriuo užbaigčiau kūrinį, tai gal turbūt būtų arba Chicane Saltwateris, arba kažkuris vienas iš labai stiprių gabalų Underworld. Tais laikais būdavo labai daug aktorių, bet jeigu tokia įsimintiausia, tai man iš viso buvo gal vienas iš tų tokių, kur vykdavo didžėjai čempionatai, išsivažiuodavo labai daug iš visos Lietuvos, visi tų laikų stipriausiai didžėjai, ir mes darydavom labai įdomiai. Vykdavo 2 dienas. Tai gaudavosi, kad finalinę naktį šeštadienį mes visada stengdavomės praleisti prie jūros. Tai Olandų kepurė būdavo vienas iš tų gražiausių, tokių įsimintiniausių vietų ir tiesiog labai gerai atbaliavodavom. Finalui padėdavom tašką. Galiu pasakyti taip. Aš tai atsimenu 3 įsimintiniausius dalykus. Pirmas buvo be abejo prieplauka, kur buvo tų laikų jaunimui, neformalams, buvo populiariausia vieta, gal taip sakysim. Antra vieta tai buvo be abejo Voksmaris, kuris sužavėjo su labai įdomiom tendencijom, kurios buvo propaguojamos daugiau italų. Be abejo, geriausi Lietuvos didžėjai grodavo. O trečias, tai be abejo, aš gal pasakysiu taip, kai 14-15 metų atėjau pirmą kartą į tuo metu vadinamą Nova klubas. Tai sužavėjo būtent žmonių kiekių ir buvo pasakiškas klubas. Ir atsimenu, tuo metu dirbęs didžėjus tiesiog tą patį pirmą vakarą pakvietė, sako, gal tu nori pamėginti pagroti. Ir kiek atsimenu, man visai neblogai sekėsi. Be abejo, aišku, žmonių, bet stengiuosi neprisirišti niekada prie žmonių, kurie tuo metu buvo klaberiai. Dabar gal pasikeitė gyvenimas, ar šie laikai. Visas gyvenimas keičiasi ir aš nemanau, kad reikėtų apsiriboti ties viena sentimentalia mintimi. Kiekviena ir ši diena yra
kitokia bus rytoj jau. Tai reiškia, kad be abejo, norėtųsi, būtų fantastika sulaukti visų senų kluberių ir pamatyti, kaip mes tais gerais laikais judėdavom. Noriu pasakyti, kad aš jūsų lauksiu ne tik ketvirtadienį, o ir spalio 23 dieną.